Resident Evil 6 pataisa, išleista žaidimo pasirodymo dieną, sulaužo žaidimą. Įsirašius pataisą, PS3 žaidimo versijos, nusipirktas iš PlayStation Network tiesiog nebeveikia. Capcom šiuo metu bando kaip įmanoma greičiau ištaisyti padėtį. Jie taip pat siūlo greitą sprendimą. Tiesiog ištrinti žaidimą iš kietojo disko ir iš naujo įsirašyti. Žaidėjai nebeprivalės įsirašyti pataisos ir žaidimas pasileis be problemų. Ubisoft paskelbė, kad Assassin's Creed 3 turės Season Pass. Season Pass bus įtrauktas į Golden Edition, tačiau jūs taip pat galėsite Season Pass nusipirkti atskirai. Season Pass leis jums atsisiųsti visą atsisiunčiamą turinį Assassin's Creed 3 žaidimui. DICE paskelbė, kad jų variklis Frostbite kelsis į mobiliuosius įrenginius. Frostbite tai variklis, kuris yra naudojamas tokiuose žaidimuose kaip Battlefield 3, Need for Speed Iran, Medal of Honor, Warfighter ir keletai kitų. Battlefield kūrėjai praneša, kad jie taikosi variklį perkelti taip, kad jis būtų lygiai toks pat šaunus kaip ir ant konsolių. Borderlands 3 dar nepradėtas kurti, praneša Gearbox. Šiuo metu mes dirbam prie Borderlands 2 atsisiunčiamo turinio ir jokie kiti projektai susijęs su Borderlands nepradėti, sako Randy Pitchford. Tačiau jis neneigia, kad ši padėtis gali greitai pasikeisti. Nintendo paskelbė 3 parsisiunčiamus turinius žaidimui New Super Mario Bros. 2. Kiekvienas papildymas turės po 3 lygius ir kiekvienas kainuos po 2,5 €.